1989-aisiais Baltijos kelio kryptis į laisvę 650 km kelyje stovėjo rankomis susikibusių žmonių grandinė. Laisvė ir energetinė nepriklausomybė buvo vienas didžiausių Lietuvos, Latvijos ir Estijos iššūkių. Kol kas turiu Jums pasakyti, kad kokio nors pavojaus arba rimto grasinimo, kad mums nustos tiekti, sakykime, naftą, kol kas neturi jokio pagrindo. 1990 metų Lietuvos blokada, ekonominis genocidas ir smūgis Lietuvos ūkiui. 74 dienos be naftos, Rusijos energetikos žaliavų. Deja, šie metai mums yra liūdni. Turėsim sustoti dėka ekonominės blokados. – 1998 Rusijos ekonominė krizė sužlugdė daugelį nuo jos žaliavų priklausiusių Lietuvos įmonių. Tačiau Lietuva, pasitelkusi blokados patirtį, žengė svarbius energetinio savarankiškumo žingsnius. Lietuvos žmonės dabar turi progą įsitikinti, kam dar buvo neaišku, jog prieš 10 metų pasirinktas kelias teisingas. 1999 metais kompanijai Williams parduodama Mažeikių nafta. Tai vienas pirmųjų žingsnių į nepriklausomą energetiką, degalų gamybą perdavus iš rusų į amerikiečių rankas. Bendradarbiavimas su Williamsu, kito kelio mes neturime. Lietuvos vėjo energetikos pradžia 2003 metai. Skuode pastatyta ir į bendrąjį elektros tinklą įtraukta vėjo jėgainė. Plėtojamos saulės ir vandens energijos gavybos galimybės. Paskutinę 2009 metų dieną darbą baigė Ignalinos atominė elektrinė. Lietuva iš energiją eksportuojančios tapo energiją importuojančia šalimi. Prie Visagino ruošiama statybo aikštelė naujajai atominiai elektriniai. Nauja branduolinė elektrinė būtų naudinga Lietuvai ir Baltijos šalims. Tai užtikrintų energetinį saugumą, konkurencingą elektros gamybą, gamtos taršos mažinimą ir ilgalaikę ekonominę naudą. 2013 metais parengta dujotiekio į Lenkiją projekto galimybių studija – tai dar vienas žingsnis į energetinės izoliacijos panaikinimą. Lietuva turi skalūnų dujų ir naftos išteklių. Jų žvalgyba Lietuvoje yra ateities klausimas. 2014 – energetinės nepriklausomybės lūžio taškas. Pradėta tiesti 450 km ilgio per Baltijos jūrą elektros jungtis Nord-Balt su Švedija. Šitas projektas mums yra šiuo metu vienas iš strateginių tikslų, o svarbiausia užtikrina energetikos nepriklausomumą ir saugumą. Ir milijardo litų vertės elektros jungtis su Lenkija. Lietuva labai sparčiai žengia energetinio savarankiškumo keliu ir tai užtikrins mums ir politinį saugumą, ekonominį saugumą ir energetinį saugumą ir savarankiškumą. Independence – Baltijos kelio įprasminimas. Lietuvos ir kaimyninių Baltijos šalių energetinės nepriklausomybės simbolis. And I name her Independence. May God bless and protect her and all who sail on that ship.